aprašyme. Ir tenai, kadangi gavau komentarą apie pliujėti mikrofoną, tai aš iš tiesų labai pati jo norėčiau. Ir jeigu jums tik tai negaila, tai jūs galite prisidėti prie jo realizavimo, kad galėčiau kažkada kurti su pliujėti ASMR, nes pliujėti yra tobuliausias mikrofonas ir jisai ir su juo būtų galima tiek gerų garsų padaryti. Tai aš labai norėčiau. Tai žodžiu, galite užsukti į Contribui tenai, taip pat planuoju įkelti, ten dabar yra įkelti videkai iš YouTube'o, bet planuoju įkelti vaizdo įrašus. Tiesiog sukurti savo papildomus kažkokius, kurių nebūtų YouTube'ai. Tai, kadangi ten būna prenumeratos, tai galėtumėt užprenumeruoti ir pasižiūrėti papildomo turinio. Dar kol kas to nėra, nes viskas po truputuką kuriasi. Bet kai bus ir kai įkelsiu, tai būtinai pranešiu. Labai smagu, kad turiu tiek daug jau prenumeratorių. Ir labai džiaugiuosi. Man tą pirmąjį šimtuką, kuris dabar ir yra, buvo, nežinau, svajonė pasiekti. Ir labai džiaugiuosi už kiekvieną iš jūsų, kuris užprenumeravote mano kanalą, nes tai tiek daug man džiaugsmą suteikia. Nežinau kodėl, bet labai džiaugiuosi. Ir taip pat gavau komentarą, kad norėtumėte išgirsti, kaip kartoju vardus. Tai buvo, kad kartoju daug žodžių visokių ir tarp jų galima būtų įdėti ir vardus. Tiesiog padaryti atskirą video su vardų kartojimu. Tai būtų smagu padaryti tokį vaizdo įrašą, kur kartoju jūsų vardus prenumeratorių. Tai jeigu norite išgirsti savo vardą kitame vaizdo įraše, tai arba dar kitame, tai palikite komentaruose, parašykit savo vardą arba taip, manau, kad būtų gražiausia palikti savo vardą. Galvojau pasakys dar kažkokį kitą vardą, kad galit parašyti, bet aš norėčiau daryti prenumeratorių vardus, tai jeigu norite, galit parašyti komentaruose savo vardą ir išgirsite jį kitame video, kur aš kartočiau prenumeratorių vardus.
ir tenai buvo iš Marijampolės kažkokio tais kanalo, kur imta yra interviu su gydytojais apie neuromokslus. Ir aš žiūriu, ten, suklydau, ten buvo Delfi, ten buvo iš Delfi kanalo interviu su gydytoju apie vaikus, kažką ten tokio. Ir aš žiūriu, tas kanalas, tame kanale tas vaizdo įrašas turi maždaug 400 peržiūrų ir aš tada palyginau su savo kanalu, kiek aš sulaukiu peržiūrų ir pas mane atrodo, wow, kaip greitai užkyla, įkeliu vaizdo įrašą ir tada per 3 dienas maždaug būna 300 peržiūrų. What? Kaip? Aš nesuprantu to dalyko, kaip taip gali būti. Ir tas vaizdo įrašas Delfi buvo įkeltas prieš metus. Tai aš nesuvokiu, kaip taip gali būti, kad mano vaizdo įrašas tiek taip greitai gali sulaukti tiek peržiūrų. Ta prasme, kas čia? Ar čia dėl to, kad darau kažką kitokio įdomesnio, ko nelabai daug yra? Bet aš net nekalbu nieko daug informatyvaus. O gal žmonės nenori laisvalaikiu kažką ten žiūrėti informatyvaus tikriausiai. Nežinau, tai va. Bet šiaip tai man būtų įdomu padaryti kažką informatyvaus. Mes galėtume pasimokinti kalbą kokią. Šiuo metu aš mokinuosi esperanto kalbą. Ir moku pasakyti mi estas mėta. Tai aš esu mėta. Galvoju, ką dar galiu pasakyti. Norėjau kažką su kanalu pasakyti, bet dar tiek daug nemoku. Tai jeigu norėtumėt ir jūs pasimokinti kažkokios kalbos arba sužinoti daugiau apie esperanto kalbą, tai aš galėčiau padaryti ir tokį vaizdą įrašą. Šitas garsas, ar patiko, ar ne, būtinai parašykite komentarus ir žinosiu, ar norėtumėte daugiau tokių vaizdo įrašų. Šiaip aš stengiuosi daryti kuo įvairesnius ir labai, kol kas man atrodo, dar nesu kažko labai daug kartojusi, išskyrus kaip škojų kilimą. Ir nes tas garsas labai geras yra. Tai man labai pačiai jisai irgi patinka, tai aš esu šitą kartojusi vaizdo įrašą, o šiaip daugiau nelabai lygtai esu kažkokio kartojusi. Tai stengiuosi visokių įtraukti garsų į savo kanalą, bet jeigu kažkuris jums ypač patiko, tai galite būtinai man pasakyti. Ir taip pat su vardais, kadangi jeigu bent vienam žmogui patiko ir parašė, kad nori su
visas nuomonės rašykite į komentarus. Ir dėkoju, kad žiūrėjote. Taip pat galite išbandyti